Čia palaidotos moters kapas kur kas gražesnis nei jos gyvenimas. Kasdien žydi gėlės, nublizgintas antkapis. Ir tėvai greta. Tiesa už tvorelės. Tokia buvo sesers valia. Pernelik daug skausmo suteikė motinai. Tik dukteris jai atleido, nors net vaikystėje mama nevadino. Močiutė buvo mano mama, sako Andžela. Motina ne ta, kuri pagimdo, o ta, kuri užaugina. 3 mergaičių ir sūnaus susilaukusiai moteriai vaikai rūpėjo kur kas mažiau nei degtinė. Ką ten degtinė? Pilstukas ir viskas, kas po ranką pakliūdavo. Ne tai, kad pilstukus, ten tuos ir klijus, kažkokius ir batuškės vadindavo, ten kažkokius, tipo tuos stiklų ploviklius. Va ta. Neščia. Taip. Ir Ingridai jinai pagimdė girtą tualetę. Labai daug alkoholio vartojo ir tėtis, bet, taip, kad labai, bet vis tiek mylėjo kažkiek tai ir nebuvo taip, kad kažkada nors, kad pakeltų ranko, to tikrai nebuvo. Bet stikliuko tai nevengė. Besaikis motinos girtavimas paliko tragiškas pasekmes. Net 3 iš 4 jos vaikų patys negali pasirūpinti savimi. Edita labai silpnai mato, o Ingrida su Genadijumi turi dvasios negalią. Tik Andželai pasisekė, jos gyvybė užsimezgė dar neprasigėrusios moters įsčiose ir tėtį mylinti turėjo. Tėtis mane labai mylio ir kad aš ir kaip nuguldydavosi miegot prie savęs ir kad nagučius man karpydavo, tiek tik. Deja, pati Andžela to jau neprisimena. Net kaip tėtis atrodė, žino tik iš nuotraukų. Kai mergaitei tebuvo vos 9 mėnesiai, jis tragiškai žuvo. Naktį jisai ėjo iš Švenčionių į kaimą, ten kur gyvenom, ir partrenkė mašiną ir paliko ant kelio. Ir sušalo. Ne, kad matomai gal mirė vietoje, nes mirties liudime tam rašė, kad, sutraiškyta kaukolė buvo. Tuomet visos nelaimės ir prasidėjo. Motina numetė Andželą auginti močiutei. Ji buvo gera ir labai pakanti. Ne tik vyro, bet ir savo sūnų girtavimui ir smurtui. O jūs skriausdavo prigėrę? Mažos tai neatsimenu, bet kada jau ištekėjau, tai dėdė varydavo iš namų. Kaip tik buvo ten tas laikas, tai vadindavo mus kolaborantais, kad mes, užėmėm namus. Laukiausi berniuko ir, dėdė sakydavo, man čia jisai naktį nekniauksės. O ištekėjot, nes norėjote iš namų pabėgti greičiau? Taip. Radau vyrą, o vyro mama mirė, kaip, gaila buvo, kad nieks tam sriubos nevirsta ir tikėjau, kad, sriubą virčiau. Tačiau vyrui sriubos, kaip ir mamai, dėdėms seneliui neužtekdavo. Ir jam reikėdavo gerklę praskalauti degančių skysčių. Visko buvo mūsų gyvenime, prisimena Andžela. Ir barnių, ir muštynių. Dėl jų ir sūnelį prarado. Man buvo 6 mėnesiai nėštumo ir dėdė prašė pinigų. Aš nedaviau ir jisai mane aš jį gal pastūmiau, aš jau dabar ten neatsimenu, ten labai viskas greitai vyko ir ten buvo tokia lova, ta sena tokia metalinė. Ir jisai, kai nugriuvo į tą lovą mane už krūtinės ir įsispyrė bėm kojam į pilvą man, ir trenkė. Ir atšoko placentą nuo gimdos. Aš galėjau 2 mėnesius Vilniuje, išsaugojame, bet 8 mėnesių padarė cezario pjūvį ir 23 valandas tik išgyveno berniukas. Tai čia buvo prieš dukrytę ar po dukrytę? Prieš. Paskui po metų aš vėl pastojau. Nes, kažkodėl, nežinau kodėl, bet taip visada galvojau, nereikia man vyro, man reikia tik vaiko. Kad nebūčiau viena tiesiog. Viena Andžela neliko. Dabar turi nuostabę 16 metų dukterį. Tai mano pasididžiavimas, sako moteris. Puikiai besimokanti mergina šiemet buvo apdovanota net prezidentūroje. Ponas prezidentas įteikė apdovanojimą už 1 vietą Respublikoje. Švari kalba, švari galva. Tai ji laimėjo 1 vietą kaip geriausiai? 9. Rūta, toks Andželos dukters vardas, sugeba ne tik savimi, bet ir tetomis pasirūpinti. Nors jos vyresnės, bet silpnesnės. Irgi supranta, kad, jom nėra kur dėtis. Aš ir pati, daug kas manęs klausė, ir giminė, mano iš tėvo pusės, kam tau jos reikalingos?
Nu, bet žmogus nebuvęs tokiam kailį, ne kiekvienas supras. Nes jeigu ne močiutė, aš irgi būčiau vaikų namuose. Aš jau buvau ten atiduota. Ingrida, kur tu užaugai? Vaikų globos namuose Švenčionėliuose, o po to gyvenau Ukmergėj, mokiausi. Ar labai vaikų namuose sunku buvo? Taip. Tėvai tik tai ateidavo pasiimti penktadienis, o kartais ateidavo girti ir neišleisdavo manęs. Andžela labai rūpinasi. Sesin, jeigu nuo 17-18 metų, jinai savarankiškai jau sugebėdavo nuvažiuoti į Vilnių, susiieškoti aklųjų ugdymo centrą, nusivežti Editą, kitą dieną į Ukmergės specializuotą internatą nuvežti vyresnę Editos seserį. Tai jau čia jau viską pasako. Nuo pat mažens Andžela jas globojo, tvirtina Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Švenčionių rajono pirmininkė. Dar paauglė būdama jį lydėjo Editą į Vilnių, kur prastai matančius vaikus konsultavo specialistai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Man labai įstrigo tai, kad ją lydėjo ne tėvai, o paauglė mergaitė. Ir Amerikos tie specialistai labai taip irgi stebėjos, kad va, jeigu jinai būtų pas mus, jinai atgautų regėjimą. Aš va taip kartais pagalvoju, kas yra geriau, ar turėti daug pinigų, ar turėti jas. Nes ką gali žinot, kai bus senatvėje, gal tie pinigai tau ir vandens net neš, o vis dėlto žmonės gyvi. Dažnas svečias Andželos namuose ir brolis Genadijus. Brolis susirado mane prieš 6 metus. Kad atsirado ta laida Atleisk, visi iš pensionatų puolė ieškoti savo giminių. Bet po laidos visi nusivildavo. Kada, susirasdavo ir aišku, pensionate gyvena neįgalus. Ir matomai, giminėm nereikėdavo ir tada taip, uždraudė jiems į tą laidą kreiptis, bet socialinė darbuotoja, jisai kažkaip priprašė, ten vis tiek yra tos bylos ir yra tie visi duomenys, susirado mane ten kažkaip gyventojų tam, registrė ir parašė laišką. Mes jau su močiute buvom nusprendę, kad jisai miręs, nes kai jisai buvo Vilniuje vaikų namuose, mes su močiute dar jį lankydavom. O po to, kaip jisai irgi pas jį yra pirma grupė ir neterminuotai visam gyvenimui ir yra psichinė negalia. Gavau laišką ir iš karto paskambinau. Gavau laišką ir kitą dieną jisai buvo pas mane. Aš jį pasitikau, tai gal mėnesį kokį laiko aš buvau ir dabar dažnai paskambina socialinė darbuotoja, išleidžia ir su dviračiu atmena iš Zarasų iš Švenčionės pas mane pabūti. Turiu 3 vaikus, sako Andžela, ir dar 4 dažnai atvažiuoja. Tokia kompanija nelabai ką džiugina. 2 metus butą nuomoja šeimininkai paprašė įsikraustyti. Nežinia, kur būtų tekę glaustis, jeigu ne gera pono Edvardo širdis. Čia panašiai prieš kokį pusmetį. Jis pabėdavoja, kad jai labai sunku gyventi panašiai, ten su vyru problemas ir tai aš kaip ir jau čia norėjau tą parduoti butą, tai neturėjo tų pinigėlių, tai aš jau nutariau, kad jos palauksiu tų pinigėlių, man ten avansą davė trupučiuką, aš jau sakiau palauksiu, jai pabėdavoja, kad labai sunku, ten vaikučiai nesveikia ir panašiai. Aš toks, kaip sakyti, žmogus irgi visokių bėdų turėjęs, tai nutariau jai padėti ir palaukti tų pinigėlių. O kaip jūs viena ištveria šitiek, aš nesuvokiu? Bijau palūžti, nes tada jiem bus dar blogiau. Ar ką jūs atsirėmėt, kai labai blogai? Ar yra žmonių, kurie jums padeda? Turiu labai gerų draugų, labai. Susiradau žmogų, likti ir normalus, bet pamatė, kokia situacija yra pas man, kad ne aš viena, ir ne dukra, ir dar 2. Ir Ingrida, kaip pasakyt, jinai labai gal mane myli, labai pavydė, tiesiog, nenori, kad aš su kažkuo gyvenčiau. Rodo tą demonstratyviai. O man 37 metai, kaip pasakyt, gyvenime nieko gero nemačius, irgi nesinori vienai būtų.